Norėčiau šiek tiek dabar pakomentuoti, kaip mums reikėtų susiformuluoti klausimus, į ką reikėtų atkreipti mums patiems savo viduje, galvoje ir savo tiksluose, kai mes ateiname į užklausas per taro. Tarkim, paskutinis mano gautas klausimas yra toks: į ką man reiktų atkreipti dėmesį ateinančiais metais ir kur man reiktų nukreipti savo jėgas. Šitas klausimas, jis neturi paties žmogaus konkrečios nei srities, nei sferos, nei intencijos, nei idėjos. Tai yra visiškai abstraktu ir tų sričių gyvenime gali būti daug, jos gali dar labai smulkiai dėliotis į kažką tai, ir jeigu su tokiu baziniu abstrakčiu klausimu ateina žmogus, jis tarsi ateina be jokios atsakomybės savo pačiam, nes jis nežino nei srities, nei krypties, jis apskritai nieko nežino ir mes turėtume kaip kokie aiškiaregiai, kaip dievai kažkokie, net atrasti tuos niuansus, kur šiaip žmogui gyvenime turėtų pačiam būti aišku, kas jam yra svarbu. Ir tame svarbume mes kartais tikrai pastringam, mes tame svarbume ar situacijoje tikrai nerandam išeities, bet mes turime objektą arba daiktą, tarkim, gali būti problemų net su turtu, su vaikais, su kolegom. Tai yra daiktiniai dalykai per santykius. Gali būti jausminiai kažkokie, bet vis tiek mes kontaktuojam su materija, bet kokiu atveju ir per ją mes gaunam tas užduotis. Ir jeigu mes net nežinom, į kur mums čia reiktų atkreipti dėmesį ir kur čia mums tas jėgas padėti, tai iš tikrųjų nei aš, nei taro, nei viešpats Dievas jam to atsakymo neatsiųs. Tam yra mums duotas protas, suvokimas, kad mes kažką sužinotume patys. Ir tada mes jau su tais dalykais, taip kaip čia gal analogą galima pravesti, jeigu mes ateinam pas gydytoją ir sakom, ką jūs man galėtumėt patarti, ką man reikėtų pasigydyti. Ir tyla. Tai aišku, gydytojas sakys, kas jums skauda, ką jūs įtarėt, kodėl jūs atėjot, kokie yra simptomai. Ir mes tada konkrečiai ieškam, ar čia mums tas dantis neramybę duoda, ar gal skrandyje, gal dar kažkur tai. Nes jeigu šiaip apskritai ateiti pas mediką ir sakyti, na ką čia man pasigydyti, taip nėra. Vis tiek mes turim už kažko užsikabinti, ką žmogus pats transiliuos ir duos mums tą siūlo galą. Tai va, tokiu atveju šitas mano kaip ir toks pranešimas yra kaip ir tokia patariamoji medžiaga. Ne dėl to, kad aš sukritikuočiau. Yra tikrai procentaliai nemažai žmonių, kurie ateina su tokiais abstrakčiais užklausimais, bet jie iš tikrųjų yra be atsakomybės paties žmogaus ir tarsi jis liktai norėtų, kad už jį viską ir klausimą suformuluotų, ir atsakymą duotų, o dar geriau, kad ten netgi pažingsniui pasakytų, kaip bus geriausia, kaip jis padarytų. Taip nėra, nes iš tikrųjų ir taro, ir psichologijoje visur yra tik tai apžvalgos, yra kaip galimybės nagrinėjamos, matomi silpnieji ir stiprieji taškai. Ir per tai žmogus pats turi eiti, stengtis ir bandyti ieškoti to savo sprendimo. Visos išorinės ir šalia esančios priemonės yra pagalba. Taip kaip ir automobilis mums yra pagalba nuvykti į darbovietę kiekvieną rytą, iš jos grįžti. Bet jeigu mes sėdam į automobilį ir sakom, nuvežk tu mane kažkur, ten, kur aš gausiu pinigus. Sėdim ir mes tam automobilyje nieko neveikiam. Mes tiesiog laukiam, kad tas automobilis pats vežtų mus tą kryptim, kur mes gautume pinigus. Na, Tesla jau gal ir nuveš, nes ten bus galbūt suprogramuota ten ta mūsų darbovietė ir nereikės nei patiem vairuoti. Bet tada vis tiek iš anksto ten ta programa turėjo būti dėta. Be mūsų iniciatyvos ir be mūsų valios, nes net tas dirbtinis intelektas nedirba. Visur mums reikia to paties savo žinojimo grūdą. Tai galbūt va čia tokia šiek tiek išplėsta analogijų apžiūra
leis suprasti, kaip mes turim ateiti su užklausom tiek pas taro, tiek pas gydytojus, psichoterapeutus ir apskritai savo gyvenime, ieškodami kažkokių sprendimų, kelių, svajonių išsipildymo, visada turim turėti tą savo branduolį, iš kurio eina jau tokie spinduliai, kaip galimybės, tikimybės ir paskui variantų variacijos. Tai jeigu ta informacija bus įdomi, laukčiau ten to patiktuko, gal pasidalymo ir tada sakau iki malonių susitikimų ir taip mes augsim kartu.